Visiems labą dieną. Sveiki atvykę šiandieną, šeštadienį, išeiginė diena ir vis tiek malonu matyti, kiek mūsų yra. Matau, kad esame 9, tačiau 5 žmonės yra šalia mūsų partnerių, yra keliese. Taip kad būkit mėly, parašykit man, prašau, ar jūs mane gerai girdite. Uždėkite man pliusiukus, prašau. Pabandysiu įsidėti ausinę ir mikrofoną, kad galbūt būtų geresnis vaizdas. Nematau pliusų. Ar mane girdite? Ar girdite? Ar girdite mane? Prašau, pradėkite pliusiukus. Jo, jau matau, kad rašo. Kažkas buvo užstrigęs, matyti, internetas. Viskas tvarkoja. Tai pakartosiu, ačiū Jums labai, matyti nelabai girdėjosi pradžioj. Ačiū, kad susirinko šeštadienį. Mūsų bandymai vesti webinarus lietuvių kalba ir mano taip pat pirmieji bandymai šioje kompanijoje tai daryti. Ačiū labai, matot, girdite mane. Ateityje 11 žmonių, plus 5 dar šalia, reiškia savo 16, visai smagu, nes iš tikrųjų nuo šitų pirmų 2 webinarų labai priklausys, ar mums Lietuvai paliks webinarinį kambarį, ar mums to kambario iš tikrųjų reikia ir ar reikia mums webinarų. Taip kad ačiū labai už dalyvavimą, iš tikrųjų ateityje lauksime jūsų ir jūsų svečių čionai. Ir didelis prašymas dar po truputį pradėti laikytis tvarkos. Priminsiu, kad kiek žinau, gaunate nuorodą. Žinau, ar jin liks visam laikui, ten yra mano vardas pavardė gale, Daina Markinienė. Einant pro šitą nuorodą, jūs turite užrašyti savo vardą ir elektroninį paštą. Tai ten, kur rašote vardą, mūsų visi partneriai rašo vardą. Kas turi data starter, šalia vardo parašo DSS. Kas turi data minerį, 1, rašo DM1. Kas atėjęs kaip svečias, būtų labai šaunu matyti prie vardo žodį svečias. Ir tie, kas yra atėję, kol kas neturi nusipirkę biznio paketą, tiesiog rašote vardą. Būtų taip labai smagu iš tikrųjų girdėti, o kadangi dabar nelabai žinau, parašykite, kas yra iš mūsų svečias. Rašykite aš svečias. Ar yra? Kol kas nematau. Matyti, šiandieną vėlgi nėra svečių. Nors žinau, kad kažkokiu tai būdu užvakar vis dėlto buvo, tačiau žmonės kažkaip tai nepasirašė. Nesuprantu, ką Laima rašo man. Dar kartą, Laima, pakartokite savo klausimą. Aha, Jolanta, aš svečias. Labai smagu, iš tikrųjų, Jolanta turim svečiuose. Užvakar turėjom irgi Janiną, aš pati ją kviečiau ir žinau, kad jinai buvo, bet kažkaip tai Janina nepasirašė. Stasis svečias, labai malonu, iš tikrųjų. Turėkit omeny šitą, prie bendros tvarkos. Šiaip aš tokia konservatoriška esu labai iš prigimties ir lapstu tam tikras taisyklės ir jų laikytis. Manau, kad jos padeda gyventi ir dirbti. Taigi, pradėsime šiandieną People and Connection prezentaciją lietuvių kalba. Kol kas filmukų ir skaidrių lietuvių kalba neturim, bet kaip sakiau, turėtų jos pasirodyti už keleto savaičių, nes darbo yra labai daug, o aš viena viską šitą darau. People and Connection. Kompanija, kuri save vadina socialinio marketingo kompanija. Iš tikrųjų, jinai nori visiems pasakyti, kad duomenys apie jūs visam pasauliu yra žinomi. Mes galvojam, kad mes ateiname namo, duris ir galime pabūti ramybėje, tyloje. Bet iš tikrųjų, beveik visi nuo mažo iki didelio, nuo jauno iki seno naudojamės jau internetu ir kompiuteriais. Mūsų internetas yra ir mūsų ir vaikų smartfonuose, taip kad tenai irgi sėdime
labai daug kas, galbūt kažką skaitome. Žinau, daug pensininkų jau tikrai internete pas vaikus skaito laikraščius, žurnalus ir taip toliau. Taip kad visiems kasdienybė žinoma, tačiau apie mus labai daug duomenų yra žinoma. Ir People in Connection turi tokią strategiją ir nori mums pasakyti, atsibuskite, apie jūs viskas žinoma, bet mes norime jums padėti ir kad už tuos jūsų duomenis kažkas tai mokėtų pinigus. Šiaip dabar jūsų duomenimis prekiaujama, tik tai Europoje tai sudaro, aš pasitaisysiu, praeitam webinare sakiau 33 milijardai, aš atsiverčiau savo konspektus, kad aš turėjau pirmą webinarą su mūsų prezidentu. Iš tikrųjų, 330 milijardų dolerių yra tokia metinė apyvarta, kurią perka parduoda mūsų duomenys. Šitam webinare bandysiu paaiškinti visą sistemą, kuri yra apraizgiusi mūsų duomenys. Todėl šią idėją puoselėjo mūsų prezidentas Fabrice Graverje, tai prancūzas, turintis itališkų kraujų, iš tikrųjų yra vaikas našlaitis, kurį įsivaikino į prancūzų šeimą, nors jo šeima ateityje gyveno labai sunkiai, todėl jo svajonė buvo iš tikrųjų gyventi taip, kaip visi dauguma svajoja ir gyventi dar geriau. Žmogus, kuris pasiekė aukštumas didelės tinkliniam marketinge, jisai stovėjo aukštumoj prie pačių pirmųjų lyderių, kiek aš žinau, dviejose labai didelėse tinklinio marketingo kompanijose. Jis pradėjo dirbti 20 metų tenai. Su laiku žmogus, kuris rinko stadionus, su kuriuo susitikti iš tikrųjų kainuoja nemažus pinigus, todėl kad šitas žmogus dabar yra motyvacinis speakeris per visą šitą laiką, kadangi biznėje užsidirbo milijonus, atidarė visose pasaulio šalyse labai daug kompanijų, kurių apyvarta siekia kažkas tai apie 40, man rodos, milijonų dolerių. Kad dar kas apie mūsų prezidentą sakoma ir dauguma jo partnerių šneka, kad Fabrice gyvena moralinės taisyklės. Ir jisai ne tik gyvena pagal moralinės taisyklės, jisai ir dirba pagal moralinės taisyklės. Nežinau kaip jūs, bet iš tikrųjų tų moralinių taisyklių savo darbuose mes esam labai pasiilgę. Ypač paskutiniais metais aš tą labai pajutau savo darbuose, kuriuose dirbau. Ir iš tikrųjų kažkokių socialinių vertybių net ir mūsų darbuose ant žemės nelabai išlikę. Taip kad man be galo malonu būti šios kompanijos partneriu. Kol kas čianai aš esu starter pozicijoje, turiu biznio paketą. Žinau, kad šitoje kompanijoje po 6-8 mėnesių mes visi sėkmingai galėsime užsidirbti ir net šią vasarą galėsime leisti pailsėti, o pinigėliai kažkaip tai mums sumuosis mūsų piniginėje. Tai kągi, tas Fabrice Graverje iš tikrųjų čia sugalvojo. Žmogus, kuris turi milijonus, ko jam reikia? Žmogus ateina tokį lygmenį, kada jisai nori kažką tai duoti pasauliui. Tai normalu. Didžioji dalis milijonierių tikrųjų ir yra milijonieriais, vien tik tai dėl to, kad jie tam tikrą metą galvoti, kaip suteikti kažkokias socialinės vertybės
pasaulio gyventi. Tai vat viena iš idėjų iš tikrųjų Fabris yra ta, kad jisai su paskutiniu metu 80% mūsų gyvenimo vyksta internete. Mes visur, nepabijosiu to žodžio, taškome savo menimis. Mes patys visur sutinkame ir visiems aiškinam, ko mes norime, kokie mūsų norai, kur mes norim keliauti, arba kur mes buvome, ką mes darysim tais metais per atostogas, kokia mūsų šeima, kas mūsų vyras, kiek mes turim vaikų, kokius rūbus mes dėvim. Dažnai pasigiriame internete, ką gavom dovanų, ką pačios nusipirkom. Gal vyrai subtilesni šito klausimu. Tačiau vyrai turi savo žaislus ir vyrai giriasi galbūt savo mašinom arba savo jauni vyrai savo kelionėm, draugų jaunimo jauno būrio kompanijų, o tose nuotraukose yra kiti draugai ir apie tuos kitus draugus galima sužinoti, iš kokių jie šeimų, tada galima spręsti apie jaunimą, kokioj finansiniai būkliai yra tas įmas, nes dažnai per nuotraukas matome, kad kai kurie žmonės yra vadinami auksinio jaunimo, mes jau žinome. Taip, kad viską šitą mes patys pasidaliname ir visi tikriausiai turim socialinius tinklus savo kabinetus. Visur galvojame, kad va atėjo iki kokio lygio pasaulis, viską galima pasidaryti nemokamai, elektroninį paštą susikurti nemokamai, akauntus visus vadinamus kabinetus Facebook'e, susikurti YouTube kanalą, susikurti. Iš tikrųjų, tai yra geri įrankiai dėl to, kad šitų įrankių pagalba mes patys daug ką galim reklamuoti, jeigu sužinoti patys. Bet ne tik mes patys galim sužinoti. Ir ne tik tokią naudą mums atneša šitie tinklai, kaip ir visi biznio pasaulyje, pirmoje eilėje turi naudą nešti savo. Tik tada pasidalina tą naudą su kitais. Iš tikrųjų, tai yra labai apgaulingas požiūris, nes tokiu būdu suteiktami mums nemokamas galimybės sekti. Atsirado nauja industrijos šaka. Atsirado besikuriantis įmonių tinklas, kuris perka mūsų visų duomenis. O kasgi jiems tos duomenis parduoda? O parduoda interneto didžiausi galiūnai, tokie kaip Facebookas, YouTube'as, Google'as, nežinau, daug kas esat Twitter'e tikriausiai. Ir dabar atsirado daug įvairių, ypač jaunimas registruojasi. Taip, kad šitie didieji gigantai surinkę apie mūsų duomenis ir labai smulkius duomenis, jie juos sugrupuoja ir parduoda tiem, kas jų prašo. O kasgi jų prašo? Šiais laikais visa šita mūsų gyvenimo situacija paremta vartojimu. Konkurencija be galo didelė. Visiems norisi būti pirmiem, kad parduoti prekę. Jiem reikia pirkėjo. O kaip tas pirkėjas išsirinks būtent šitą gamintoją arba šitą prekės ženklą? Jie laužo galvas, na kągi, jie perka duomenis sužinoti, nes jų reklamai reikalingas taip pat internetas. Jie supranta, kad šiandien žmonės praleidžia savo 80% laiko. Reiškia, kur jie pasiūlys savo naujieną, kur jie pasiūlys savo patobulinimą? Internete. O kam? Pagalvokit, milijardinė šalis, pasaulio gyventojų milijardinės sumos. Kaip man žinoti, nejaugi čia visiems dabar apie savo tą reklamą pasakoti. Bet kad mano reklama arba mano kažkokia tai nauja žinia pasiektų tikslinę auditoriją. Dabar tikslinės auditorijos kaina yra labai didelė. Ir taip vadinamas tikslingas trafikas internete, tas kelias,
nuo prekės reklamavimo iki to tikslingo vartotojo, kuris nori tos prekės ar yra labai brangus. Kada aš pradėjau dirbti internete įvairiuose projektuose, visi internetiniai mokytojai, speakeriai mokina susirink duomenų bazę, susirink žmonės, kuriem tu įdomi, plėsk žmonių bazę. Tai čia tik tai aš. Tai čia tik tai aš, vienas, kitas, trečias, 10 internautojas. O ką mes šnekam apie visą rinką, kuri gamina prekes ir paslaugas? Jiem reikia ne 1000 žmonių, kurie vartoja tą prekę. Jiem reikia po visą pasaulį. 10 000 žmonių, kurie vartoja, kurie yra lojalūs tai prekiai. Aš vieną išleidžiu, aš noriu, kad tie žmonės pirmi sužinotų. Aš tokiu būdu garantuoju savo didelės pajamas. Jie už tai pasirengia mokėti tokius pinigus. Pasižiūrėkite, Europą sumokama 330 tūkstančių eurų metinė apyvarta. Už kągi perka tos pinigus? Taigi čia yra apyvarta pinigų sumokėtų už mūsų visų duomenis. Jie moka dėl to, kad jie 3-4 kartus gauna, nes jų
Ar mane matote jau dabar? Na, ačiū Dievui. Puikiai. Šaunu. Nežinau iš tikrųjų, nuo kur baigiam. Bandysiu pratęsti tada nuo to, kad tęsime prezentaciją. Apie, manau, mūsų prezidentą papasakau, manau, kiek girdėjote situaciją, kaip mūsų duomenys yra vagiami ir jais prekiaujame, jūs taip pat supratote, todėl eisiu dabar prezentacijos keliu. Kada mes visi gauname iš savo sponsoriaus pakvietimą, sutinkame ateiti į šitą kompaniją, mus pasitinka pirmas labai nemalonus puslapis. Iš tikrųjų, jis ir skirtas tam, kad suteiktumėt mums tokį, žinot, šaltus pagaugus per nugarą, kad nueitų. Tos akis mus stebi, bet kada mes pasijungiam, mes šiandien matom akis, kurios dar ir juda. Ir be galo nemalonus vaizdas. Jisai skirtas tam, kad jūs iš tikrųjų suvoktumėte. Nemalonu, kada tau kvėpuoja į nugarą. Tu nežinai, ar tu esi tik tai vienas su savim. Gal vis dėlto tave labai daug kas stebi. Kada mes atėjome, pasijungėme pagal savo referalinę nuorodą, kompiuteris iš mūsų kabineto jau People and Connection iš karto mums pasako, kas prisijungia, kokiam kompiuterį, iš kokios šalies, kokį browserį panaudojam, kas tą browserį internetinį aptarnauja. Mums suteikiami iš milijoninės sekundės greitumu mūsų puslapis People and Connection jau sako. Tai ką kalbėti apie specializuotas programas ir kompanijas? Ar jūs susidūrėt su tokiais klausimais, kad ir savo smartphone? Programa prašo prieigos prie jūsų nuotraukų. Programa prašo prieigos prie mikrofono, prie lokalizacijos, prie jūsų elektroninio pašto. Ir labai daug kas visiškai net nesusimąstę mes paspaudžiame. Taip, sutinku. O ar teko matyti, manau, nepasakysiu naujienos, kiek mūsų užprašė, kada mes instaliavom programą, kada mes ateidavom kažkur tai norėdami prisijungti prie kažkokio puslapio. Mažam kvadratėlį prašė padėti paukštelį ir pasakyti, ar sutinka, uždėkite paukštelį, kitaip mes jūsų nepriregistruosime. Dėl to, kad paukštelis reiškia, aš sutinku su visom sąlygom. Labai daug projektų, labai daug internetinių puslapių to reikalauja, kada mes norime užeiti juos ir užsiregistruoti. Ir tikrai nei vienas iš mūsų, gal vienas kitas tik tai, atsidarom šitas taisyklės ir paskaitom. Nes kartais iš tikrųjų, būna anglų kalba, ne visi mes skaitom ją, bet netgi ir mums suprantamas kalbas, net ir lietuviškose kažkokiuose puslapiuose. Aš garantuoju, kad nei vienas iš mūsų nepraskleidėm tų taisyklių. O ten mažom raidytėm yra parašyta, kad aš sutinku, kad šita kompanija mano informacija pasidalintų su trečia šalimi. Mes to nežinodami paėmėm ir davėme leidimą. Ir nori People and Connection pasakyti, kad dabar atsirado naujas biznis, kuris užima didelę prekybos dalį ir surinka didžiausius milijonus. Todėl mūsų kompanija sako jums visiems, prabuskite. Ir mūsų jau esantis partneriai, šiai dieną aš pasižiūrėjau, 12 600 mūsų yra. Ir mes dirbame tik 1,5 mėnesio. Reiškia, žmonės užkabino šitą idėją. Didžioji dalis suprato, kodėl čia reikia ateiti. Ir mes su visa savo komanda kviečiame jūs, ateikite į mūsų būrį. Dėl to, kad jeigu mes pavieniai ateisim ir pasakysime Google'ui, aš neleidžiu to savo kabinete reklamuoti jokių prekių. Na, jeigu tai bus koks Facebookas, arba jei tai bus kažkoks Google'as plus, jeigu mes taip grubiai jam pareišime, sakys, klausyk, tai ir nesinaudok to mano sąlygom ir išjungs mus iš eterio. Bet tikriausiai geriausiu atveju nekreips dėmesį į mus.
Tačiau jeigu mūsų bus keli milijonai ir mūsų kompanija, turėdami mūsų duomenis, nes mes visi atsakom į tam tikras anketas, ateis pas Facebooką ir sakys, stop, šitiems žmonėms jokios reklamos nebeduosite. Tai 2 milijonai, 10 milijonų žmonių. Ir ką tada darys Facebookas? Jisai susimastys, jis ateis į mūsų kompanijos ofisą ir bandys susitarti, kokią kainą sumokėti, kad galima būtų pas tuos 10 milijonų reklamuotis. Ir mūsų kompanija sakys, tu ne tik reklamuotis galėsi, tu netikslingą informaciją tavo kompanijos, kurios pas tave ateina prašyti reklamos tavo puslapiuose, tavo viso internetinėje erdvėje, tu galėsi jiems pasiūlyti tikslinę informaciją, taip jiems bus brangesnė. Ir kada jie susitars, mes gausime iš kompanijos užklausimą. Tu patekai į tokią ir tokią reklamą, sakykim, kažkokią tai kompaniją, ar nori dalyvauti, ar tu leisi dalinti savo duomenimis. Ir jeigu mes sutiksime, mes gausime pinigėlius. Mes gulėsime pleže, mums kiekvieną dieną arba savaitę arba mėnesį kapsės pinigėlį už tai, kad mūsų internetinė erdvėj rodoma tam tikra reklama. Aš taip galvoju, kad gali būti ir apklausos. Aš taip galvoju, kad gali būti dar kažkokie dalykai. Žinau, šiais laikais net atsiunčia prekę, kurią reikia panaudoti ir aprašyti, kokį įspūdį tau sudarė šitą prekę. Yra tokių kompanijų ir dabar. Tačiau mažu mastu, kad mes ne visi apie tai žinome. Taip kad, jeigu mes nenorėsime, kad mūsų aplinkos terštų, tai mes tiesiog nesutiksime, kad mūsų duomenys būtų nuomojami. Taip, mes tiesiog paimsime, negausime pinigų, bet mes gyvensime ramybėje. Mes ir dabar negaunam pinigų. Tačiau pas mus mirguliuoja viskas. Mes negalim normaliai pasižiūrėti internete net kažkokio tai kino, eina reklamos pastovios. Tai dabar žiūrėkite, iš principo buvo padaryta apklausa. 84% iš apklaustų piliečių vis dėlto sutinka dalinti savo duomenimis. Jeigu tik už juos bus mokami pinigai. Super, viskas tvarkoj. People and Connection idėja. Todėl dar kartą paskelbėm visiems, kad tai yra didžiausias virusas, apraizgęs visą mūsų žemę, visą mūsų internetinę erdvę. Ir People and Connection siūlo savo priešnuodį nuo šito viruso. Todėl pasinaudokim priešnuodžių visi, išsivalykime savo aplinką ir už tai gaukim pinigus. Šiais laikais, žinot, dirbi daug ir negali sau leisti. O čia galimybė iš principo nieko nedaryti, iš principo nieko, atsakyti į anketą vieną kitą, pakviesti savo pažįstamus. Man visą laiką buvo juokinga, aš visą gyvenimą labai daug dirbau ant žemės, patikėkit. Nes galvoj nuo vaikystės buvo užfiksuotos taisyklės, tu turi daug dirbti, kad uždirbti, o pinigų man norėjosi. Nuo jaunystės norėjau ir gražiai gyventi, ir daug ką turėti. Ne šiaip, žinot, neišmėtyti pinigus norėjau, bet norėjau tam tikrų gražių vertybių. Norėjau mokslų, norėjau gerų knygų, norėjau mokytojų kažkokių specialių, norėjau tobulintis. Viskas šitas kainuoja. Dabar siūlom užsirašyti į mūsų komandą, atsakyti į tam tikras anketas. Ir viskas, ir bendrauti, gauti malonumą nuo to, kad mes vienas kitą pažįstame ir mūsų ratas didėja. Kaip viskas vyksta? Tu, kada vagia dabar tavo pinigus, tavo duomenis, tu tiesiog ateini į kompaniją ir kompanija tos tavo duomenis gražiai surūšiuoja, sudeda kažkur tai kiekvienus duomenis į lentynėlę ir pasideda į saugyklą. Kada pas juos kreipiasi į mūsų kompaniją tie, kuriem reikia duomenų, o kaip sakiau, eilė stovi, kuriem reikia mūsų duomenų. Kompanija su jais sėda į derybų stalą, su jais susitaria, kokią kainą jie gali mūsų duomenis išnuomoti, aišku, su mūsų žinia pasikartosiu, ir sėkmingai mes nieko neveikdami galim gauti pinigus. Kodėl mes turime dalintis šitą naujieną? Klausykit, dabar pasaulis pradeda sveikti. Anksčiau jisai gamino, jisai dirbo, jisai
daug ką naikino, nes tai vadino tobulėjimu. Dabar viską, kas yra natūralu ir ko reikia žmogui, kad jis galų gale psichiškai būtų sveikas, turi būti visur švara. Švara tavo mintise, švara gamtoje, švara gamyboje. Mes viską užtersim, visas erdves. Dėl to dabar reikia dalintis šią naujieną, kad švarinti ir šitoj plotmėj savo erdvę. Ne tik švarinti savo kalbą, omeny gimtąją, ne tik švarinti gamtą ir surinkti tai, ką mes prateršim, ne tik švarinti savo kūną, ne dabar madinga jau neberūkyti, ar ne dabar madinga sportuoti, dabar madinga sveikai gyventi. Tai ir čia greitai bus mada valdyti savo erdvę internetinę. O jeigu kam leisti, tai leisti už pinigus ir pasidaryti savo nuosavą duomenų nuomavimo kompaniją. Ir būti tos kompanijos bosais. Einam toliau, kaipgi registruojamės. Registracija labai paprasta. Kiekvienas iš mūsų partnerių turim savo referalinę nuorodą, jinai yra viena. Bet jeigu mes ateiname čia registruotis nemokamų kelių, ką atėjo dauguma, mes gauname ir turime galimybę turėti tik tai 3 referalinės nuorodas ir pasikviesti savo komandą 3 narius. Kiti sakys, tai vėl, matyt, kažkaip tai kažkokia apgavystė. Nemokamai ateinu, tik 3 žmonės galiu pasikviesti, galiu pasakyti, kad matematika turi didelę galią. Jūs pasikviesti turi 3 rimtus žmonės, kurie iš tikrųjų supranta situaciją ir kurie savaitės bėgė po jumis vėl užregistruos savo 3 žmonės, nes jie irgi turi galimybę tik tai 3 nemokamų nuorodų. 3 savo kompanijos nariam. Būtinai pagalvokite, ką priimate savo komandą. Tokiu būdu atėję nemokamai. Jūs pastatysite labai rimtą komandą. Todėl, kad čia eina kiekvienas lygis. Ne 3 žmonėm padidėja, o 3 kartus padidėja. Tai yra 3 kartotinis. Kiekvienas lygis yra 3 kartotinis. Todėl paremtas tokia formulė, jūsų komanda kiekvienam lygi labai staigiai didės. Tik tai pradžioj, aišku, atėjus nemokamai, reikia šiek tiek uždėti ranką ant pulso ir prakontroliuoti. Ir pasakyti draugui, alio, kodėl tu užmigai, taigi pasikvies 3 draugus, tu turi 3 galimybės. Kiti taip norėtų turėti daugiau galimybės, jie savo 3 išnaudojo, o tu turi 3 galimybės ir miegi nieko nepasikvietei. Greičiau padidinam savo komandą. Mūsų kompanija bus kuo didesnė, tuo greičiau bus nuomojami duomenys. Jūs suprantat, kad 12 000 žmonių nelabai ką mes čia turim patrepsėti koją. Mums reikia, kad mūsų būtų kokie nors 200 000, kaip kompanija pasakė. Ir tam jinai kažkur galvoje užsidėjo periodą 6-8 mėnesius. Taip, kad mes laukiam ir tie, kas ateina nemokamai, iš tikrųjų turi kurti kompaniją, turi suburti tokius žmonės, kurie vėl kvies pas jūs į kompaniją žmonės. Jūs visi būtinai turėsit užpildyti anketas ir jūsų duomenys bus įvertintami. Tokiu būdu jūsų komandos kaina, duomenų komandos kaina didės ir nuo to ateityje priklausys jūsų uždarbis. Taip, kad prieš registraciją būtinai siūlau visiems pasakyti, išmokite išvalyti brauserį. Nuo kukių. Pasilikite adarus viršuje tik tai 2 rangus – registracijos langą ir elektroninio pašto langą, kadangi elektroninį paštą ateis patvirtinimas su jūsų kabineto vadinamu pasvardu. Taip, kad dar būtinai praneškit, kada žmogus pagal jūsų nuorodą užsiregistruoja, jisai turi pasižiūrėti, ar tikrai pas tą sponsorį patenka. Anksčiau mums rašydavo, kas kvietė, jūs parašo, vardą pavardę. Dabar šito nerašo, dabar rašo mūsų ID numerius. Todėl savo nariam, kurie registruojasi galbūt be jūsų, bet nori tai padaryti, kada jūs perduodat savo referalinę nuorodą, būtinai pasakykit,
Pasižiūrėk apačioj, kas tave kviečia. Ar tikrai yra ten toks ID numeris pažymėtas? Tada jūs būsit ramus, kad jūs už kelių minučių iš karto po registracijos savo kabinete pamatysite narį. Kada mes užsiregistruojame, jūsų paštą ateina štai tokia žinutė. Čia yra jūsų taip vadinamas įėjimo loginas. Loginą mes vadinam savo ID. Žinokite, kad į kabinetą visą laiką įeisite su savo ID, jums priskirtų numeriu. Ir ateina jūsų pasvordas. Šiandien aš pasitikrinau kabinete, iš tikrųjų mes jį galime pasikeisti lengvesnį. Čia dabar tai lengvas užrašytas. Pas mus dauguma ateina visokių raidžių ir skaičių mišinys. Iš tikrųjų pasvordas yra sudėtingas. Galite pasikeisti lengvesnį, kad atsimintume, tačiau aš nesiūlyčiau šito daryti dabar internete, kadangi šitam kabinete taip pat bus pinigai, jūsų pinigai. Todėl, kuo sunkesnis pasvordas, tuo yra saugiau. Įsirašykite visur, pasirašykite dar į lapelių, įsisaugokite į tam tikras vadinamas mažas saugyklas ir turėkite visus finansinius savo duomenis. Patikėkite, internetas labai atakuojamas dabar yra hakerių, jiem visko reikia, jie lygiai taip pat nori mūsų duomenų, už kurios nori gauti pinigus, arba pasinaudoti įvairiom mūsų elektroniniam piniginiam. Kada jūs gavote tokį elektroninį paštą, jums reikia iš naujo įeiti į kabinetą. Įeinam iš naujo į kabinetą ir kągi randam? Randam visą kabinetą užrakintą. Kaip mes jį galėsim atsirakinti? Mum ir siūlo. Pirmas žingsnis. Prašau, nueik į anketą, paspausk būtent šitą numerį. Ir tau anketą turi atsidaryti. Ta anketa būtinai reikia paprašyti, kad ji būtų įvertinta pinigų suma ir pamatysi galų gale puslapį. Nagi ir pažiūrim. Vat štai tokią anketą mes visi gauname ir šiai dienai mes esam visi atsakę tik tai į pirmą anketą. Per laiką, kaip matote, anketų bus daug. Čia bus daug smulkios informacijos ir žadama apie 400 kol kas klausimų. Siūlau visiems nedaryti klaidos. Prašau atsakyti labai išsamiai klausimą. Jeigu jūsų klausia, kokias kalbas jūs mokate, parašykite visas iš tikrųjų, nors ir silpnai mokate. Nuo to jūsų kaina didės. Atkreipkite dėmesį. Kartais, kada paspaudi anketą ir ateina tokie klausimai, reikia spausti pliusiuką, kad atsidarytų langas. Klausimai būna didžioji dalis kairiai pusėje. Tačiau vienas kitas klausimas būna dešiniai pusėje. Būtinai pasižiūrėkite, ką reikia atsakyti. Ir kartais, jeigu yra klausimas, kur, jūs galvojat, ne, aš nieko nedarau šitą temą. Jūs vis tiek paspauskite pliusiuką ir pasižiūrėkite, gal ten yra atsakymas, ne, aš nedarau. Bet nepalikite tuščio, nes jeigu paliksite tuščio, bus anketos duomenys neužskaityti. Ką reiškia neužskaityti duomenys? Jeigu jūsų kabinete bus jūsų duomenys, kurie verti nuliui, su laiku tokie kabinetai bus iš sistemos pašalinti. Taip, kad nepadarykite tos klaidos, nes tik teisingai atsakė viską. Ir pateikia, kaip matote apačioj, didelis mėlynas mygtukas, kuriame parašyta, apskaičiuokite mano duomenis. Paspaudus šitą mygtuką, neužmirškite jo paspausti. Taip pat susidūriau su daug partnerių, kurio to nepadaro. Paspauskite šitą mygtuką ir galų gale jūsų duomenys bus įvertinti. Čia duota apie 14 eurų. Tačiau Lietuvoje mano kiek partnerių registravau, aš maždaug matau nuo 18 iki 21 euro. Jūsų duomenys, kuriuos jūsų duomenys įvertinti pagal pirmą anketą. Su laiku mums bus užduodami vis kiti ir kiti klausimai ir žinokite, kad mūsų duomenys brangs ir visos komandos duomenys brangs. Ką mes gauname? Mes gauname savo referalinę nuorodą. Mes iš karto gauname 54 datcoinų. Prezidentas vėl sugalvojo eiti į koją, kadangi dabar labai madinga internetiniai pinigai, žinot, kriptovaliuta. Jų be galo daug iš tikrųjų yra. Jų yra 400 kriptovaliutos, kurios kainuoja tam tikrus
nuo centų šimtųjų dalių iki iš tikrųjų bitkoinas lydis kainuoja apie $900 šiai dienai. Taip kad jis nori, kad mūsų vidinė valiuta būtų ne šiaip kokie pointai arba kažkas tai, bet kad būtų pavadinimas datcoinai. Ateityje tarp mūsų vyks visokia prekyba. Mes galėsim nusipirkti papildomai nuorodas pakvies žmonės. Mes galėsime kai kurių žmonės, kurie neteisingai registravosi ir nuėjo po kompanijos sparnu. Mes iš kompanijos galėsim tos žmonės išpirkti savo komandą. Mes daug visokios prekybos vykdysim. Ir prezidentas sako, su laiku mes datcoiną padarysime kriptovaliutą. Kas žino? Iš tikrųjų, jeigu žmogus svajoja, o svajoja jisai daug, nes jis yra pašėlęs vyrukas, taip kad tikrai tos svajonės pildosi. Jis ne vieną kartą pasaulyje yra tai įrodęs. Dabar matote, kad 14 eurų įvertinti jūsų duomenis. Buvo laikas, kaip mes registravom partnerius ir jie gaudavo dovanų 4 partnerį su užsakyta anketa. Tiesiog reikėdavo suportui parašyti laišką, gauti šito partnerio elektroninį paštą ir tas žmogus galėjo susisiekti su tuo žmogum, rasti kontaktą ir toliau kartu dirbti savo kompanijoje. Štai buvo tokia dovana. Pasikartosiu, gauna tik 3 nuorodas. Būkit malonus, pagalvokite, ką kviečiate. Draugus, mylimus, artimuosius, ką norit apsaugoti, pirmą liniją, pasikvieskite. Pirma linija jums be galo svarbi. Nes kurie žmonės bus pirmoji linijoje, kuo tie žmonės bus veiklesni, tuo ateityje jūs pamatysite, jeigu imsite ateityje biznio paketą, jie bus labai svarbus. Dabar noriu pasakyti vieną svarbų punktą, kad mūsų partneriai, registruodami naujus partnerius ir mūsų svečiai, kurie ateina šiai dienai paklausyti prezentacijų, tą labai gerai įsimintų. Taip, iš tikrųjų, darbas yra čionai, nemokamas. Nu koksgi darbas? Malonumas. Pasišnekėjai su žmonėm, užsiregistravai. Net įdomu, žino, darosi. Kiekvieną rytą pasižiūrėti, kaip didėja tavo komanda. Susiskambinti su naujais pažįstamais. Šaunu. Tačiau yra kitas punktas – pasiimti šitą visą verslą ir pasidaryti savo biznį. Ir ateityje iš tikrųjų mes galime turėti tokį gerą biznį, kurio net nesvajojame ir į darbą nereiks eiti. Bet, kaip ir visada, reikia kažką tai investuoti, norint kurti biznį. Ši investicija yra nedidelė. Patikėkit, aš labai daug visokių tinklinio marketingo išnagrinėjau konceptų. Visur reikia, norint patvirtinti savo partnerystę ir gauti tam tikrus mokesčius iš kompanijos ir iš savo darbo, tu būtinai turi būti aktyvus. Tu būtinai kiekvieną mėnesį turi daryti kažkokius mokėjimus, kažkokius pinigus, už kažkiek tai būtinai prekių pirkti prekes, nors galbūt nelabai tau jų reikia. Bet tokios yra taisyklės. Taisyklės yra ir čia. Tu, norėdamas būti data starteriu, pasiimti pirmą biznio laiptelį arba nusipirkti DSS portfelį, tu į mėnesį turi mokėti 49,90 eurų. Tačiau per pirmas 48 valandas nuo registracijos tau kainuos šitas portfelis 39,90 eurų mėnesį. Ir taip tu mokėsi kiekvieną mėnesį ir sutaupysi per metus 120 eurų. Manyčiau, reikėtų apie tai pagalvoti. Jeigu jūs rimtai nusiteikęs ir jeigu jums visa šita koncepcija matote, kad yra įdomi, jums patinka bendravimas ir čia iš tikrųjų lengva kviesti žmonės, dėl to, kad daug žmonių nori ateiti užsikabinti kažkur nemokamai, jūs pagalvokite apie šitą biznio paketą, kad paskui nebūtų vėlu, nes daug mūsų lyderių pradžioj, kol projektas buvo šiek tiek naujas, mes nelabai kai ką supratom taisyklės ir žinot, vėliau kažkas susigalvojo, paėmė ir nusipirko tą DSS. Nesužinojo, kiek galimybių kompanija tau atveria, jeigu tu nusipirki DSS portfelį. Todėl daug kas jau nusipirko už 49,90 ir dabar visus metus mokės po 10 eurų į mėnesį brangiau. Taip kad siūlau labai gerai pagalvoti, ką mes gauname už tai ir kuo mes skiriame nuo tų žmonių, kurie ateis čionai burti komandas nemokamai. Taigi,
Sumokėjai 39,90, tai pirmiausia nauda, kad biznio paketas 10 eurų bus pigesnis. Toliau, tas, kas atėjo nemokamai ir užsiregistravo, gavo 1 datacoiną. Mes, nusipirkdami paketą, gaunam 5. Tas, kas atėjo nemokamai, gavo 3 nemokamas nuorodas ir savo komandą gali pasikviesti tik tai 3 žmonės. Tas, kuris pasiėmė biznio paketą, kiekvieną mėnesį, kaip ir tuos 5 datacoiną gaus, taip ir gaus 24 papildomas nemokamas nuorodas. Reiškia, jums priklauso 3 ir paskui plus 24 ir tas 24 kiekvieną mėnesį. Tai yra labai svarbu pirmoje linijoje turėti žmonės, daug žmonių, iš jų didesnis procentas bus lyderių. O kada po jumis bus 6 lyderiai, va ten atsiveria dar aukštesnės galimybės uždirbti pinigus. Papasakosiu to jau, kaip viskas šitas bus. Taip pat, nusipirkę šitą paketą, jūs turite galimybę į komisinius iš jūsų pirmos linijos žmonių, jeigu jie pirksis biznio paketą. Jūs nuo kiekvieno nario, kuris jūsų pirmoje linijoje nusipirks biznio paketą, gausite į mėnesį 20 eurų. Ir tokiu būdu jūsų paketas jau jums kainuos tik tai 10 eurų, jeigu jūs turėsit vieną partnerį. O kas bus, jeigu tų partnerių bus daugiau? Jums ne tik paketo kaina pasidengs, tačiau jūs kiekvieną mėnesį turėsite garantuotas pajamas. Tačiau kompanija nesako, kad tu mum mokėk, o mes tavo pinigus pasiskirstysim. Ne, kompanija mums suteikia galimybę dar visai kitame, procentuose. Va čia parodyta ta antroji pakopa biznio, kada žmonės, kurie po savim turi jau 6 partnerius nusipirkusius DSS paketą, turi jau 6 data minerius, tai yra 6 data starterius, jie tampa data mineris 1. Tokiu būdu pasakysiu vieną dalyką. Jų pradeda skirtis procentai iš kompanijos gautų pinigų per mėnesį. Kokie tie procentai? Kompanija, kada nuomos mūsų duomenis, kompanija, kada gal iš mūsų tam tikras pajamas, kada mes galbūt pirksim datacoiną, kada mes pirksim savo kažkokius tai nemokamus referalinės nuorodas pirksim. Viskas šitą sudės į vieną vietą ir šitas pajamas į mėnesį dalins. 25 procentus pasiims kompanijos reikmėm, kompanijos plėtrai, kompanijos išlaikymui, 75 procentus surinktų pinigų per mėnesį atiduos savo partneriam. Kaip tas lėšas paskirstys? Iš tų 75 procentų sumos vėl skirstysis 25 procentai ir jį pavadina kompanija socialiniu pūlu ir 75 procentai šitą pinigų dalį kompanija vadina liberaliniu pūlu. Jeigu mes atėję nemokamai prie viso to gausim 5 procentus nuo socialinio pūlo, tai reiškia nuo tų pinigų sumos iš tų 25 procentų, mes visi dalinsimės 5 procentais. Vat kiek bus žmonių, kurie atėjo nemokamai čionai daryti biznį, kiek tie žmonės pasidalins 5 procentais. Jeigu mes tampame data starteriu, mes pirmą mėnesį gauname taip pat 5 procentus. Bet kas įvyksta? Mes 5 procentais dalinamės tik su tai žmonėm, kiek yra data starterių šiai dienai mokėjusių pirmą mėnesį. Ne kartu su tai žmonėm, didelė masė, kurie atėjo nemokamai. Antrą mėnesį, jeigu mes sumokam būdami data starteriai, mes jau turime 7,5 procento iš to pūlo gabaliuką nusilaužti ir to gabaliukų pasidalinsim visi, kurie antrą mėnesį mokėjo. Nes 5 procentais gabaliukų iš bendro pūlo surinktų pinigų dalinsis tie data starteriai, kurie tik tai pirmą mėnesį sumokėjo. Labai gerai šitą sistemą įvažiuokit. Tačiau jeigu žmogus po savim turi jau 6 žmonės ir tampa data mineriu, pirmiausia, iš nuo jų kiekvieno gavo po 20 eurų, reiškia, susirinko 120 eurų ir jau tikrai jo 40 eurų pasidengė, 80 eurų liko kišenė ir tai bus kiekvieną mėnesį. Jeigu kas, kaip sakoma, neiškris iš žaidimo, o tai labai nenaudinga padaryti, pasakysiu kodėl, jisai pradeda gauti
papildomai 15% iš socialinio pūlo, ta suma dalinasi tik su tais data mineriai, kiek yra tai dienai, ir jis pradeda gauti 10% iš liberalinio pūlo, kuris buvo sudarytas, atsimenat, aš sakiau, 75% paimti nuo bendrų pinigų, kurie atiduoti partneriam. Ir dalinsis tik tai tie data mineriai, kurie turi tokį titulą. Ir tai sudarys 10%. Jeigu bus data mineris 2, jie dalinsis dar didesnėm galimybėm ir būtent iš to liberalinio pūlo. Tačiau norint pasiekti data minerį, įsijungia apyvartos dar skaičius, skaitliukas nuo jūsų komandos narių. Kiek jūsų komanda per šitą mėnesį nupirks nuorodų, nupirks paketų ir įvairių kitų, kiti bus pinigai. Manau, kad čia įeis ir pinigai, kur komanda už šituos pinigus dar kažką tai įsigyja, ką mūsų siūlys mūsų projektas ir mūsų kompanija. Esmė maždaug aiški. Atėjai į pirmą laiptelį biznio, tau iš karto yra galimybė per 5 mėnesius pasiekti 15% iš socialinio pūlo gauti pinigus ir jais dalinsis kiekvieną mėnesį tik su tais, kurie stovi ant tavo laiptelio. Pasiekus data minerį, tai pirmiausia pinigai atplaukia kiekvieną mėnesį iš tavo partnerių, kurie BSS nusipirko pirmoje linijoje, ir dar didžiuliai pinigai atplaukia, kurie ateina iš to liberalinio didelio pūlo. Šiai dienai kompanija dar nenuomoja pinigų, bet mes kompanijoje turim, man rodos, jau 4 data minerius. Aš ketvirtadienį vedžiau webinarą, mes turėjom 2 data minerius. Norėčiau jūs jiem parodyti. Tai mūsų Eugenijus, partneris, mūsų sponsoris, kuris Vokietijoje dirba, jo pirmoji linijoje yra Ramutė, mūsų lietuvė sponsorė. Man rodos, kad Ramutė iš tikrųjų yra po Eugenijaus pirma, kuri Lietuvą atvedė tą žinią ir mes visi esame Ramutės lygyje. Tačiau pas Eugenijų komandui šiandien jau buvo pristatyti 2 data mineriai. Ir mes dar su Ramutė vesim dėrybas ir šnekėsim, tačiau dabar jau Ramutė, už tai, kad tapo data mineriu, be visų komisinių, ką gavo iš savo partnerių, pas ją pajamos į savaitę padidėjo 703 eurais. Reiškia, tą, ką kompanija surinko, padalino ir jie su Eugenijum pasidalino tam tikrą didesnį procentą, kuris mums kol kas nesišvečia. Bet mes galim tą pasiekti. Taip, kad ateity Ramutė, aš manau, per mūsų webinarus būtinai pasisakys, nes praėjo tik 1 savaitė ir mes norime įsitikinti, kaip tos pajamos, ar jos stabilios, ar jos auga. Bet iš tikrųjų kompanija auga ir turėtų tos pajamos augti. Nes, kaip sako prezidentas, tą, ką gavo Ramutė dabar, tai tik 15% tuo, ko žada kompanija plėstis ir kokios turi būti apyvartos. Tai tik 15% tos sumos savaitinės, kokią iš tikrųjų planuoja data mineris, kad gautų. Taip, kad einam toliau. Maždaug apie biznio galimybę papasakojau, pas mus kabinete yra galimybė pirkti datcoinus ir nebūtinai už tą kainą, kokie jie dabar yra vertinti. Jie yra vertinti 0,28 €. Tačiau, pavyzdžiui, aš galiu turėti daug datacoinų ir juos parduoti, o kažkam tai reikia ir nebūtinai po 28. Atsiras tam tikra vidinė datacoinų birža. Galėsit, kas azartiniai žmonės, galėsit čia sėkmingai pažaisti ir nusipirkti, paskui parduoti, kas turi jau tą pardavėjo gyslelę. Na va, einam toliau ir mes iš tikrųjų matome, ką gauna, dar kartą pasikartoja mūsų slaidai, ką gauna tas žmogus, kuris tik atėjęs per 48 valandas sugalvoja, kad jis vis dėlto pirks biznio paketą. Čia lentelė, kurią aš sakau, kad aš nelabai mėgstu ją dalintis, parodo, kiek mes galim per mėnesį užsidirbti, vien tik tai kviesdami žmonės į pirmą liniją ir rasdami ten lyderius ir juos įkalbėdami tapti data starteriais. Mes kiek pasikviesim, tiek ir gausim. Ką čia išsidėlioti? Vieną savaitę ilsiuosi, kitą savaitę dirbu. Iš tikrųjų, žinot, jeigu darbas veža, tai nereikia vadinti tai darbu. Tai tiesiog veiki
ir kaifuoji nuo to, kad tu bendrauji. Ir aišku, atsiranda žmonių, kurie nori tapti tavo biznio partneriais, nes tu esi galbūt jiem labai aiškus, patikimas ir nuo kiekvieno žmogaus, kiek tu jų pasikviesi, tiek kiekvieną mėnesį tau po 20 eurų. Taip kad savo prezentaciją norėčiau baigti. Mes turim čia tokį plakatą, bendrą supratimą, kaip viskas vyksta, kaip mes turim žmogų, kuris ateina, užpildo anketas, atiduoda mūsų kompanijai nuomai su mūsų sutikimu ir mūsų duomenys yra iš tikrųjų pasiūlomi tiem, kam jų reikia ir už tai mes visi gaunam pinigus. Neskaitant, gal bus tam tikrų taisyklių, kur mes galėsime dar užsidirbti. Dabar norėčiau atsakyti jūsų klausimus. Finansų piramidė ar ponzi schema yra apgaulė grįžtant investavimo operacijas, kur išmoka dividendus iš pinigų, kurios įneša vėlesni investuotojai. Tai dabar Nijolei noriu pasakyti. Nijolė, iš tikrųjų labai daug susidūriau su požiūriu ir ypač mes lietuviai pasižymėm tokiu požiūriu. Mums geriau nieko neturėti, nieko neveikti ir verkti, kad pas mus viskas blogai, pasaulis blogas, kaimynas blogas, valstybė bloga, prezidentė bloga, pas mus viskas blogai. Žinot, aš manau, kad viskas tavo rankose ir gyvenimas priklauso tau. Ir tu susikuri tokį gyvenimą, kokį nori. Aš gyvenime einu, žinot, nekrentu iš 9 aukšto žemyn galvą. Bet jeigu man gyvenimas pasiūlo kažką tai, aš visada neatstumiu to pasiūlymo, o gerai išsigliaudėju jį. Jeigu tai yra prie mano širdies, pagal mano temperamentą, nes mes visi esam skirtingi, tai aš būtinai tą darysiu. Ir būtinai tą pabandysiu. Nes kas žino, gal čia buvo gera idėja. Dabar kas liečia piramidžių. Pirmiausia tai, darbo užmokesčio dalis tik tai viena ir pradinė yra. Gauti 20 eurų nuo savo partnerio pirmoji linijoje. Tik tai viena dalis uždarbio, nes visa kita dalis yra paskirstyta procentais iš mūsų duomenų nuomos, kurią kompanija gaus, iš kompanijų, kada rinks duomenis. Jums pasakysiu dar vieną dalyką. Kompanija mėnesis ir 2 savaitės kaip dirba. Žmonės į savaitę jau pradeda gauti pinigus. Ar internete bandėte dirbti? Ar matėte projektų, kur atėjo žmogus per 2,5 savaitės gali į savaitę gauti po 80 eurų? Žinote, yra investavimo kompanijos internete, kur priklauso viskas nuo tavo investavimo sumos. Dirba brokeriai, kriptovaliutų biržose, su binariniais opcionais dirba. Taip, aš galiu į savaitę irgi tenai gauti, tai pasakysiu jums, 150 eurų. Bet žinot, kiek aš turiu įnešti pinigų? Virš 1000 eurų. Ir rizika, žinot kokia? Kad mano pinigai dings biržoje. Labai didelė, labai didelė. O čia reikia sumokėti į mėnesį tik tai 40 eurų. Mes tinklinė marketingė, kada sumokam. Yra marketingai, kur reikia mokėti mėnesį apie 60-100 eurų. Taip gausim kremus, taip gausim papildus. O kartais, žinote, nespėjom jų nesuvartoti. Bet mes kažkaip nekaltinam tos įmonės, kad ten piramidė. O jūs žinote, kad mūsų bankai tai yra finansinė piramidė. Lygiai tas pats principas. Kiek oficialių Lietuvos bankų sudegė? Nusinešė milijoninę sąskaitą žmonių ir kompanijų. Taip kad finansiniai piramidai niekada nėra žaidimo taisyklių. Atsiminkit vieną dalyką. Finansinė piramidė anksčiau stovinti žmogus niekada negali gauti daugiau negu virš jo stovinti žmogus. Šitam žaidime gali. Aš galiu, būdama po ramutę, galiu pasiekti biznę daugiau, gauti daugiau pajamų, turėti didesnį biznio portfelį ir didesnį biznio lygį. Viskas priklauso nuo mano energijos, nuo mano meilės projektų ir darbui. Piramidai šito nėra. Piramidai atėjo žmogus, sumokėjo ir išėjo. Iš to apatinio atėjai ir paėmė. Jeigu apačioje neateis, tu nepaimsi irgi. Bet apatinis žmogus atėjęs niekada neuždirbs daugiau negu aš.
yra piramidės pagrindinė taisyklė. Taip, kad man rodos Nijolė atsakiau. Na, gerbiama Nijolė, dar kartą, nes jūs labai daug parašėt, paskutinių eilučių neskaičiau. Iš tikrųjų, visi pasirenkam patys. Ir, žinot, žmogus vertinamas dėl savo įsitikinimų ir dėl savo vertybių. Šiaip ne dėl to, kad jis yra žmogus, o dėl to, kokias vertybės jis savyje nešioja. Galbūt tai mes turim atspalvį šiek tiek greitesnio pinigų gavimo, kol įsisuks projektas, kol susirinks nors 200 000 žmonių. Bet kompanija nori kažkaip mus skatinti. Antras dalykas, jeigu mes į savaitę visi atsivesime po 4 žmonės, mes po mėnesio turėsime kompanijoje 100 000 komandą. Ir po 2 mėnesių, darydami tą patį, mes turėsime 200 000 ir mūsų duomenys pradės nuomotis. Taip, kad noriu pasakyti, kad, žinote, visi mes labai sugebam sakyti, kad yra blogai. Aš tikrai, patikėkite, projektų daug praėjau. Vieni žmonės sakė, blogas projektas dėl to, kad nieko nereikia mokėti čia ateinant. Reiškia čia kažkokią tai apgaulę. Kiti sako, per mažai reikia mokėti. Treti sako, per daug reikia mokėti. Žodžiu, kažkas yra blogai. Bylė nieko neveikti. Bylė pasakyti pasauliui kažkokią priežastį, dėl ko aš neveikiu. Betgi neveikimas tai ir žudo mus. Mes nieko nenorim veikti. Ir žinot, pastebėkit, kada daug sakom savo gyvenime, kad kažkas tai kaltas dėl mūsų nesėkmės, paprastai reikia kažką keisti su savim. Nes čia biškį jau ligos atvejis. Jolė, Lietuvoje tai yra draudžiama veikla. Žinot, kokių mačiau projektų, kur tikrai panašu į tokią veiklą, ypač crowdfundingu, jeigu jūs susidūrėte. Tai ir tai teismai pasauliniu būdu negali įrodyti, kad ten piramidė. O crowdfundingas labai panašus, tarp kitko. Vat, jeigu teko susidurti, pabandykite, ten jums būtų iš vis klondaikas šitą projektą, kaip sakoma, patampytų žūsų ir duoti į mūsų teisėsaugą, kad pasinagrinėtų tuo projektu. Manau, galite pabandyti, jeigu tam turite energijos, galite ir mūsų projektų paprašyti pasidomėti mūsų juridinių instancijų. Taip, Ramutė. Manau, Ramutė, reikėtų leisti žmonėm rašyti. Iš tikrųjų, gyvenime niekas nepatiks 100%. Yra Pareto dėsnis 20-80. 20% visą laiką veiklių tavo partnerių daro 80% apyvartos, taip kompanijoje. 20% lyderių visą laiką 80% sėkmės atneša kompanijoje. Todėl 20% visą laiką iš visos masės tik tai patiks šitas projektas. Ir tai yra normalu, nes mes visi esam skirtingi. Mūsų visai kita energetika. Ir daug ko mes skiriamės. Jūs neįsivaizduojate, kaip aš dirbau ant žemės kiek laiko ir kaip man buvo sunku suprasti, kad internete galima uždirbti pinigus. O viskas priklauso nuo visuomenės. Jeigu mes pastoviai klausome va tos visuomenės rato, kuri didžioji pripratusi taip galvoti, mano vyras likščiau nesupranta, kaip galima iš to interneto gyventi. Žinot, kokius aš kančios kelius su savo vyru praėjau. Jisai tiesiog negalėjo pakęsti, kad aš sėdžiu nuo ryto iki vakaro prie interneto. Taip ilgą laiką pinigai nėjo. Tai buvo kažkoks tai siaubas, bet kada pinigai pradėjo ėsti, vyro nuomonė per savaitę pasikeitė. Per savaitę. Taip, kad aš manau, tiesiog biški mūsų protui reikia įrodymo, nes pas mus ant vieno peties visą laiką sėdi velniukas, kuris sako, Daina, nedaryk to, nesąmonė. O ant kito peties, sėdi tas angeliukas, kuris sako, Daina, viskas tau pavyks, pirmin, varom, jeigu tik širdis tavo dega šioje veikloj, varom. Noriu pasakyti, tikrai pavyks tik tai ten, kur
širdis plaka čianai, kur projektas prie širdies, kur jums patinka šita veikla. Tik tai čia, jeigu nepatinka iš karto eikit ir nebūkit mūsų seminaruose. Tikrai nieko nepavyks. Jeigu pirmuose žingsniuose viskas blogai, tikrai sėkmės nelaukite. Dėl kompanijos legalumo atsakyti. Tai aš manau, kad kompanija yra registruota, kompanijos taisyklės yra registruotos Londone, taip kad kompanijos veikla taip pat. Ir žinote, internete, kada pasiskelbia įvairių kompanijų, vis dėlto labai greitai galima apie tai sužinoti. Ir norim pasakyti, kad daug šalių būna kompanijos, daug šalių, pavyzdžiui, kompanija leidžia, o kažkokia šalis uždraudžia. Pavyzdžiui, nepykit, pasakysiu, viena kriptovaliuta, kuri visai neseniai čianai paėmė didžiausias viršūnės, kuri daugiausiai milijonierių yra išleidų šiai dienai, bet tie milijonieriai visi išgyveno iš marketingo biudžeto. Iš to, kad žmonės investavo į tą kompaniją ir jie iš jų gavo procentus vis kviesdami, o tie investavo didelės sumas. Bet kaip bus su ta kriptovaliuta, neaišku, Italija uždraudė šitą projektą. Apie piniginės elektroninės pasakysiu. Visos elektroninės piniginės iš tikrųjų gali bet kada sudegti. Visur yra rizikos, kad kažkas tai užsidarys. O kiek žmonės dabar patenka į paprastus, mažus projektėlius, vadinamus hypais. Vienas projektas rinko žmonės, 700 000 žmonių per pasaulį surinko. Jis užsidarė per 7 mėnesius, net neužsidaręs, nes jis sakė, surinksiu tiek žmonių ir atsidarysiu. Nusinešė 10 milijonų žmonių pinigų. Taip kad projektas, jeigu galvojat, kad kažkas tai čia reklamuoja nelegalų projektą, siūlyčiau paskambinti man į Skype'ą, Daina 0430, ir mes su jumis pasišnekėsim ir gausiu iš kompanijos visus dokumentus įrodančius apie legalią jo šito projekto veiklą. Žinot, patikėkit manim, noriu pasakyti dar kartą. Konkurencija labai didelė visur. Visam pasaulyje vyrauja didelis nedarbas, kaip ir Lietuvoje. Todėl ir daugėja projektų internete. Dėl to, kad žmonės kažkur tai bando ieškoti, kaip užsidirbti. Kaipgi tos vaikus maitinti, jūs man pasakykite, jeigu, kad ir Lietuvai, aš nereikalinga, man virš 50 metų. Aš esu atidirbusi didelėse kompanijose, 3 šalyse. Ir aš nebereikalinga, mano patirtis nereikalinga. Dėl to, kad reikia jaunesnių, kuriem galima užpakaliuką paspardyti, kurie savo nuomonės nežino. Nesvarbu, kad jie mažesni profesionalai. Todėl daug žmonių ateina dirbti internetą. Daug žmonių mato, kad jiem reikia internete projektų. Prasideda kūrimas didelių projektų, daug jų. Tai yra, jeigu yra paklausa, tai bus ir pasiūla. Tačiau reikia būti protingiam ir reikia atsirinkti viską šitą. Reikia pasižiūrėti ir pačiam įsigilinti. Aš irgi labai daug projektų tikrinu. Bet šitas projektas, kodėl jisai sukelia žmonėm kažkokį nepasitikėjimą? Čia iš vis nieko gali nedaryti. Čia gerbiama Nijolė, galite ateiti iš vis nemokamai, užsirašyti ir pastebėti, kasgi čia bus. Užsiimkit vietą, pasikvieskit 3 žmonės. Irgi nemokamai, tik užsirašykit. Nes ateityje jūsų paklaus, duomenis nori nuomot? Jeigu nori savo duomenis nuomot, gausi pinigėlių ir pasižiūrėsit. O jeigu visiškai nenorit niekur registruotis ir skaitote, kad geriausia yra dirbti ant žemės ir eiti pas darbdavį ir sukrauti jam turtus, kad kada ateisim 50 metų jūs išmestų iš darbo, jūsų valia, viskas tvarkoj. Tikrai sutiksiu su visom nuomonėm. Viskas yra gerai. Kiekvienas turi pasirinkti savo. Bet būtent šitoj veikloj tikrai net nematyčiau, net neižvelgčiau nieko. O pasirinkimas jūsų. Nes, vėlgi sakau, tie žmonės, kurie ateina net ir nemokamai, jiem kiekvieną savaitę labai nedaug
bet kapsi pinigėlių. Bet čia yra šitam laikotarpį, kada net nenuomojami mūsų duomenys. Vat kada prasidės duomenų nuoma, tada ir tie visi žmonės gaus savo procentą. Bet atsiminkite, kad visi, kurie ateis ir suburs savo komandą, ir komandos kaina kuo bus didesnė, tuo didesnius pinigėlius jūs gausite. Vat kur yra esmė atėjus nemokamai. Ir nemokamai galima pasistatyti labai didelę komandą. Yra vienas rusiukas, kuris pradžioj projekto sukvietė 1000 žmonių. Vaikui reikia pinigų, jis užuodė čionai, kad yra galimybė, nes šita idėja, kurią Fabrisas paskelbė, patikėkite, yra know-how. Aš niekur negirdėjau tokio požiūrio, kuriant tokį projektą maštabinį. O laikas parodys, Nijolė. Jolanta klausė, kokia garantija, kad už duomenis kažkas mokės? Jei galima duoti duomenų nemokamai. Na, tai galima duoti nemokamai savo duomenis. Jūs likščiau savo duomenis nemokamai ir dalinat. Tačiau kompanijos strategija ir yra ta. Kuo didesnė mūsų kompanija, tuo mes galime apie tai pareikšti garsiau, kad mes nebedalinsim. O dabar, ar mokės mum ar ne? Na, laikas parodys. O kiek mes kartu, aš garantuoju, kad ir jums tai buvo, Jolanta, kiek kartų atėjom į darbą, pagal tam tikras sąlygas pasirašėm darbo sutartį, sutarėm su vadovu, o kada pradėjom dirbti, mūsų sąlygos pasikeitė. Arba mažiau mokėt pradėjo mum, arba po 3 mėnesių bandomojo laikotarpio algos nepakėlė. Mes visi su šita praktika susidūrėm. Todėl, kokia garantija mokės? Na, aš manau, kad Fabris garantija yra dėl to, kad milijonieriai nesusikrauna turtų ir taip nesiofišuoja visur, jeigu jie yra sukčiai. Kiek internete yra tokių mažų projektėlių, bet paskaičiuoja, kiek žmonių, kiek jie surenka pinigų, paprastai žmonės savo veidų nerodo. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, Fabrisas savo veiklą pradėjo nuo 20 metų. Jam dabar 52. Taip, kad žmogus tiek metų yra milijonierius, nesužlugęs, visi jo tiki, jo draugai yra aukščiausio rango žmonės po visą pasaulį. Taip, kad, na žinot, mes galim turėti tokią įdą nieko netikėti. Galima turėti. Bet paprastai aš gyvenime elgiuosi taip. Ir aš galvoju, kad kiti taip turi elgtis su manim. Aš su kitais elgiuosi taip, kaip nori, kad su manim elgtus. Ir paprastai Dievas man duoda tokius žmonės. Aš labai mažai nusiviliu gyvenime. Būna nusivylimų. Nebe šito. Ir dar vieną dalyką noriu, kad mes visi žinotume. Jeigu tik mes norime savo gyvenimą padaryti geresniu, jeigu tik mes norime kažką gyvenime keisti, jūs žinokit, kad iš karto atsiras kliučių. Ir mes tas kliūtis įveiksim. Nes mes kitaip labai lengvai pasikeistume gyvenimą. Rytoj aš gyvenu taip, kaip sugalvojau, vėl netinka, poryt gyvenu dar kitaip. Bet kada norim keistis, atsiranda kliūtis. Ir paprastai labai sunku mums jas nugalėti. Todėl gyvenime ir nėra 100% milijonierių, laimingų žmonių. Todėl, kad mes nekovotojai. Mes nuleidžiam rankas greičiau, negu iš tikrųjų kartais galim tą padaryti. Tai rašykit dar, jeigu yra klausimų, tikrai atsakysiu, nes norim pasakyti, kad su žmonėm dirbu labai senai. Nors ir ant žemės aš turėjau kolektyvus po 1000 žmonių ir iš tikrųjų visą laiką sakiau, kad laimi tie, kurie vis dėlto yra optimistai, kurie tą negatyvą, žinot, kažkur pasideda toliau. Nes, na, save mes sunaikinsim, jeigu būsim negatyvų žmonės. Kiek jau yra dirbančių žmonių? Jūs turite, Jolanta, omeny dirbančių žmonių, tie, kurie nusipirko DSS? 55. 55 ir iš tikrųjų aš buvau pirmoji, kuri nusipirkau DSS ir kad jums nesumeluot, tai buvo gruodžio 20, kompanijai buvo kažkas tai gal savaitę,
ir kaip jin oficialiai atidaryta ir vat 20 dieną aš sumokėjau antrą kartą jau už savo narystę. Taip, kad yra šiai dienai taip, kaip mačiau, kaip matote, aš parodžiau jum ir data minerius, ketvirtadienį jų buvo 2, šiai dienai jau 4, tai reiškia žmonės, kurie savo pirmoje linijoje turi 6 DSS vartotojus. Dar noriu pasakyti, kad yra tokie atvejai, kad pavyzdžiui, pirmoje linijoje žmogus neturi šito biznio paketo. Tačiau jo pirmos linijos žmogus, tai yra, sakykime, mano antra linija, nusipirko DSS paketą. Tada tie 20 eurų eina jau man. Iki to laiko, kol mūsų tarpinė grandis irgi apsigalvos ir nusipirks biznio paketą. Taip, kad, žinot, dar noriu atsakyti Nijoliai ir Jolantai, nes kol kas jos yra aktyvios ir labai smagu, kad užduoda klausimus, nes matyti, klausimai rūpi visiems. Aš turiu mokytoją, labai mėgstu rytus ir rytietį. Jisai biznio žmogus, turi 14 biznių, milijonierius, mokslų daktaras. Jisai sako, mūsų matot, šiandien tokia diena, antrą kartą. Ar matot? Ir vėl kamera dingsta kažkur. Ar matot mane? Ar girdit ir matot? Pliusiukus padėkit, 2 pliusiukus, jei taip. Gerai, Jolanta, žiūrėkit. Rezultatas yra mūsų sėkmės platforma. Rezultatas turi savo formulę. Laikas plus pinigai yra rezultatas. Negali pinigai ir laikas vienas kitą pakeisti. Norint kažką pasiekti, reikia ir to, ir to. Tik tai dirbant ant žemės, mums reikia žymiai daugiau pinigų. Na, atsidarykim firmą ir gaukim iš jo kiekvieną mėnesį 5000 eurų. Tai minimum turėsim investuoti 100 000 ir po metų galbūt tik pradėsim gauti tokį atlyginimą. Internete šitas įmanoma greičiau, tinklinė marketingė taip pat šitas įmanoma greičiau, jeigu dirbate dar senais metodais. Bet dabar visas tinklinis marketingas persikraustė internetą. Čianai laiko reikia irgi, bet pinigų santykinai reikia mažiau, tačiau jų vis tiek reikia. Negali būti futbolo su vienais vardais. Mes tik tai viską iš kompanijos įmam, duok tik mums labai daug visko, o mes ir laiko neskirsim, ir partnerių nekviesim, tik 3 pakviesim, ir norim, kad mums čia mokėtų po 2000 į savaitę eurų. Nebūna šitaip. Vat kada būna tokios pasakos, tai vat blogiausiai viskas ir gaunasi. O jeigu tu logiškai supranti strategiją ir kas čia vyksta, tada didelė tikimybė, kad atlygis ateis. Nes iš tikrųjų internete, kaip jūs sakote, yra daug visokių nevykusių pavyzdžių. Tai ar dar mes turim kažkokių klausimų? Labai man iš tikrųjų smagu, kad atėjo svečių ir yra diskusijos. Dėl to, kad tų diskusijų reikia labai. Per tas diskusijas išsigrynina tiesa, kuri reikalinga ir tiem partneriam, kurie jau yra mūsų kompanijai. Jeigu aš nusiperku DSS, bet neturiu kol kas žmonių, jūs galite ir neturėti išvis žmonių, bet jūsų procentas nuo socialinio pūlo bus po 5 mėnesių 15%. Ir šituo socialinio pūlo 15% tą mėnesį, 5 mėnesį, dalinsis tik tiek žmonių, kuriem irgi yra DSS jau 5 mėnesį.
jūs gausite didesnį procentą, jūs galite pasiekti 15 procentų tą vat dalį pūlo ir juo dalinti su savo DSS-ininkais visais, kurie bus. O kompanijos maštabai bus ateity didesni, tiek žmonių dalint duomenis. Pasiskaičiuokim iš tų 330 milijardų, pasiimkite dalį tik tai procento matematiškai. Aš labai mėgstu matematiką, visą laiką sakiau, kad tai smegenų gimnastika, tai visą laiką pasiskaičiuoju. Pasiskaičiuokit, 330 milijardų 10 procentų paims mūsų kompanija, 5 procentus paims kompanija. Pasiskaičiuokit ir kokia galimybė, kokia suma. Negaliu pasakyti kokia suma, vien tik tai dabar data mineriai, kaip sakiau, pirmą savaitę. Nieko per daug veiksmo nėra, tik tai 55 žmonės nusipirko DSS paketus. Kažką pirko gal dar mes ir aš pati nemokamas nuorodas dar pirkau, kad į komandą į pirmą liniją pasikvies daugiau žmonių. Yra tokia galimybė. Tai tie pinigėliai suplaukė ir jau 2 data mineriai pasidalino į savaitę ten apie 75 eurus. Tai jau tik pirmą savaitę eina toks veiksmas, jau yra tokių pinigų. Niekur nemačiau, patikėkit, jokiam internetiniam puslapį, tai yra projekte, nemačiau tokių pinigų. Bet jeigu imti 330 milijardų, padauginti iš 5 procentų, mes turim 16 milijonų 500. Ir jeigu mūsų yra 1 milijonas, nebetelpa skaičiavimo mašinėlė. Iš tikrųjų, pasiskaičiuosiu, pasiruošiu kitam webinarui, kas būtų, jeigu mūsų kompanija gautų 10 procentų šitų pinigų, bet noriu pažymėti, jie tik Europai skirti šitie buvo pinigai. Ar skaičiuojamas uždarbis savaitę? Taip, mūsų kabinetuose yra uždarbis per savaitę ir kiekvieną savaitę net dieną keičiasi papildomai įkrenta pinigėliai. Jeigu tą dieną kompanija gavo kažkokią tai pinigų sumą, sakykime 100, jinai 25 eurus pasidėjo savo reikmėms, 75 eurus paskirstė. Iš jų 25 procentai socialinės pūlas, 75 procentai liberalinis pūlas. Ir jau tada kiekvienas kažkokią tai dalį iš tų pinigų. Ir ten 1/10 datcoino kažkas pasidalino. Kažkas 10 šimtųjų datcoino pasidalino. Kol kas yra toks mechanizmas. Jis nėra labai dabar, kaip pasakyti, nėra tų didelių duomenų. Bet žinokite, kad vėlgi sakau, viskam reikia laiko. Ypač jeigu projektų yra maštabinis tikslas, jeigu jis priklauso nuo labai didelės komandos, visą laiką turėkime omeny, reikia laiko, mes paprastai kantrybės neturime. Kodėl mūsų visuomenė labai daug pasiimta laikinų kreditų? Žinot, kokie tenai yra procentai? Apie 30 procentų arba 40 į mėnesį žmonės ima. Dėl to, kad mes esam pavargusi visuomenė, mūsų valia yra nusilpusi. Mums reikia gerų dalykų greitai. Mums sako, tu už 2 mėnesių gausi 100 eurų, o dabar tu gali gauti 50 eurų. Ir žmogus nesulaukia 2 mėnesių. Jis geriau pasiema dabar tos 50 eurų. Mes nemokame jau laukti. Mes skaitome, kad mums reikia visko dabar ir greitai. O jeigu norim dabar ir greitai, už tai reikia viską sumokėti. Pasižiūrėkite, kiek per kreditų sudegė žmonių. Jie tiesiog išsigijo kažką, tai ypač jaunimo. Jie įsigijo gražią mašiną, pradėjo už ją brangiai mokėti, žiūri, algos užtenka tik tai išmokėti bankui. Pavažinėjo su merginom į restoranus, kaip mano komandoje Estijoje, labai vaikinai važinėjo su brangiom mašinom. Jie iš tikrųjų iš savo algos tik tai mokėjo bankui procentus ir leasingo dalį, tai pinigų. Tai merginos sako, su tokiu nueini į restoraną, tai jis tau negali net sulčių nupirkti, jis nebeturi pinigų. Ir aišku, po metų šitie vaikinai paprastai mašiną atiduoda bankui. Lieka
Tai aš čia irgi kalbu apie tai. Turėkime kantrybės. Na, niekas nesidaro, prabūdus ryte svajonė įsipildė. Visur reikia laiko, visur reikia investicijų. Ir noriu pasakyti, kad tas laikas turi praeiti labai kokybiškai. Mes, negalime, mes pradžioj nors turime padirbti, kad paskui užsisuktų mašina ir kapsėtų, kaip sakoma, centukai. Mes turime pradžią startuoti. Tam tikros taisyklės, 3 mėnesius turi padirbti iš pėties ir paskui užvedi mašiną. Kas seni tinklininkai apie tai girdėję yra? Neaišku, jei aš nusiperku DSS, tai kada aš pradedu kažką gauti, atgal ir kiek? Nebus taip, kad jūs moku. Pirmiausia tai, jūs DSS nusiperkat, jeigu jūs norit aktyviai veikti. Jūs gaunate kiekvieną mėnesį 24 nuorodas, kurias galit pasikviesti žmonės į savo komandą. Yra galimybė tikrai pasikviesti daug žmonių. Kreipkitės į savo sponsorį arba aukščiau stovintį sponsorių. Mes jums padėsime. Gaunant 24 nuorodas kiekvieną mėnesį, jūs kiek žmonių galit pasikviesti ir iš tų žmonių galite tikrai atrasti žmonių, kurie yra lyderiai, supranta biznį ir norės irgi tęsti biznį ir įsigyti biznio paketą. Tokiu būdu tas žmogus jau įsigijęs paketą jums atneš 20 eurų ir jūs kas mėnesį jau mokėsit ne 40, o tik tai 20. Antras dalykas, jūs turėdami biznio paketą jau gausite iš tų surinktų pinigų didesnį procentą. Kiekvieną mėnesį, pirmą mėnesį 5 procentai, 7,5, 10, 12,5 ir 15. 5 mėnesius yra išrašyta. Ir mano, kad per tos 5 mėnesius jūs surinksite žmonės 6 ir tapsite data mineriu. Bet noriu pasakyti, aišku, jeigu jūs neveiklus žmogus, jeigu jūs nemėgstate dalintis, jeigu jūs nemėgstate kviesti žmonės, jeigu ne prie dušios, tai aš nesiūlyčiau jums imti iš karto biznio paketą. Jūs ateikite nemokamai, užsiimkite vietą, pasikvieskite 3 žmonės, žiūrėkite, kaip auga jūsų komanda, kurie taip pat ateina nemokamai, bet jie dirba. Na, nebus nieko, jeigu jūs neveiksite. Yra mintis, kad jūs, jeigu norit biznio, jūs irgi kviesite žmonės, jūs irgi ieškosite tokių kaip jūs, bet jūs gausite didesnius procentus ir dalinsit su visai kitokia grupelė žmonių, nes tikrai pagalvokit, mūsų, kurie bus pasirinkę biznio kelią, bus santykinai mažiau negu tų, kurie iš 10 milijonų ateis nemokamai čionai žiūrėti, reiškia būti mūsų komandoje. Taip, kad jūs pinigų ateityje gausite daugiau. Ir kiekvieną mėnesį, pradedant nuo šito mėnesio, taip, jums irgi kapsės pinigėliai. Jie tikrai nebus šimtiniai. Tikrai nebus netgi 50 eurų savaitę, jeigu jūs atėjot nemokamai čionai ir neperkat biznio paketo. Manau, tie, kurie ateina nemokamai, jie šitą projektą turi ir žiūrėti vangiai. Priregistravo, atėjo vieną kartą 2 savaitės, pasižiūrėjo savo reiškia, kabinete, kiek prikapsėjo datcoinų. O žinot, kada datcoinai kapsi ir žinom, kiek jie kainuoja, kiekvienas galim pasiskaičiuoti, tai per kokį laiką galit visai ir užsivesti. Gal jau visai ir patiks, nes pinigėlė labai skatina. Kada tu matai, kad niekant neveikiant atėjo pinigėlį, tai gal verta kažkiek pasistengti, kad daugiau tų pinigėlių ateitų. Pabandykit. Jolanta, jūsų pasirinkimas. Aš neįkalbinėjau niekada žmonių, žinot, va taip prie sienos prirėmus. Man pačiai labai nepatinka, jeigu mane taip spaudžia. Bet aš jaučiu pareigą visada išaiškinti situaciją. O pasirinkimą mes turim padaryti kiekvienas pagal savo charakterį. Aš žinot, 8 metus turėjau vieną didžiausią Lietuvoje veislyną šunų. Ir apie šunį galiu kalbėti parom. Noriu pasakyti, mesgi net šunį turim rinktis pagal savo charakterį. Nes kitaip mes nesutarsim ir išprotėsim patys. Tai, net šunį. Tai jūs įsivaizduojat, biznį mes turim rinktis irgi pagal savo charakterį. Nes nieko neišeis ir mes vėl apkaltinsim visus. O iš tikrųjų mes turim kaltinti tik tai save, jeigu mums kažkas nepavyksta. Reiškia, mes neteisingai pasirinkome.
aš darau sprendimą remdamasi argumentais. Tai, vat mano ir yra pareiga viską išdėstyti, papasakoti, kaip vyksta šitas procentas, o jūs turite priimti dėl savęs sprendimą. Ir aš manau, kad labai dažnai žmonės yra tokių žmonių, kurie ilgai priima sprendimus. Ir tai irgi yra neblogai. Aš 5 metus dirbau Estijoje, kur žmonės labai lėti, iš jų juokiasi visas pasaulis, labai daug anekdotų sugalvota. Bet žinote, pradirbus ten 5 metus aš jai žaviuosi. Dėl to, kad jie priima žymiai geresnius sprendimus. Lietuvis karštakošis, jis paima iš 10 žmonių ten, reikia galvas nukirsti. Aš nukirto 8 žmonėm galvas, praėjo koks mėnesis 2 ir galvoja, o velnis, aš šitas buvo visai neblogas žmogus, kam aš šiam tą galvą nukirptau. Estas 3 mėnesius pagalvos, tas galvas, kurias reikia nukirsti. Aš aišku viską šitą pasakoju, tokia alegorija, noriu, kad jūs suprastumėt mane teisingai. Va, bet tas lėtas sprendimo priėmimas, kada jūsai savyje viską iškonkuliuojate, Jolanta, viskas tvarkoj, gal jums reikės keletą webinarų, gal jūs norėsit klausyti, gal jums laiko klausimas, kada jūs matysit, kaip žmonės galbūt dalinasi savo patirtim, kiek jie uždirba, ką jie veikia, galbūt tada jums sužadins, o gal iš vis nesužadins. Iš tikrųjų, mes esame, kaip pasikartosiu, visi skirtingi ir kiekvienas turim priimti tokius sprendimus, kaip mums patiems gyventi. Ir aš jums tikrai pagal jūsų charakterį pasirinkti teisingą kelią, kad kiek įmanoma jūsų kelias jums būtų smagus ir komfortabilus. Dar yra klausimų kažkokiu, ar ne? Viskas. Ačiū Jums labai visiems, labai man smagu, kad šeštadienį skyrėte susitikimui. Priminsiu, kad lietuvių kalba webinarai vyksta pirmais, ketvirtais, 19 val. Lietuvos laikų, šeštadienį 16 val. Lietuvos laikų. Turime Skype chatą, prašau junkitės per sponsorius arba per mane prisijunkit Skype. Būkit mūsų grupėje, būkime kartu, kas iš tikrųjų pasirinko šitą kelią, veskite kolegas ir žinokite, kad skelbkite šitą mintį vien tik tai tam, kad jūs nešate gerą idėją, jūs norite apsaugoti žmonės ir jų duomenis apsaugoti nuo dabartinio išplitusio viruso. Taip, ir nuo to, kad jūsų duomenimis naudojas ir be jūsų žinios iš tikrųjų vyksta didelis biznis už jūsų nugarų. Taip, kad gaukite tą procentą iš to biznio. Visiems sudė, ačiū labai, ačiū, sudė, iki.